ar tikrai valgydami 2 kartus į dieną, sakykime, ryte kokią 10 per tas 8 valandas valgymo, ar tikrai jūsų kūnas gauna kuro, kas ilgainiui nuo trūkumo nepriverstų konsuoti. Tai mes natūraliai pradedam duoti tą tarpelės pusryčiai, ten užkandis, pietus užkandis, vakarienę, galbūt ir naktipečiai ar ne, tada jau organizmas pradeda įgauti pagreitį generuoti tą energiją, kas ir yra mums svarbiausia - turėti energijos. Kai susidedam tuos taškelius, labai dažnai ir pradeda matytis, kam yra trūkumas maistinių medžiagų, kas patiria didelį stresą, kad ir kaip bebūtų, visada kažkokie tai vidiniai nuogąstavimai, baimės, pyktis, mūsų energijos sukuria tas tokias žemas vibracijas. Tai natūraliai netgi geras maistas tampa nuodu. Man įdomiausia stebėti tuos, kurie pradeda badauti. Žinot, kodėl įdomiausia? Jie kiekvienais metais tampa sunkesni 5 kg. Jie numeta 10, galbūt 15 ir po to pradeda bijoti valgyti iš karto. Ir man geriausiai matosi, kur žmonės dažniausiai klysta, kada žmonės dažniausiai klysta. Va tada aš jiems galiu parodyti jų klaidas ir sakyti, žiūrėk, va, kur didžiausia problema buvo tavo per tą laikotarpį, kai tu kažkada galbūt bandėjai keisti savo mitybą. Žodžiu, valgykite teisingai, nebadaukite, mėgaukitės kasdienybę, tegul jūsų mityba nepriverčia jūsų sustoti gyventi, o išmokyt gyventi prisitaikydami prie mitybos.